Sveiki draugai! Šiandien savo rankose turiu ne tik tai WUP 4.0, kurį naudoju jau daugiau negu metus, bet ir ką tik išleistą WUP 5.0. Taip pat pakalbėsiu ir apie naująjį WUP MG, kuris pirmą kartą WUP pasaulyje atneša kardiogramos tyrimą ir kraujo spaudimo matavimus. Pažiūrėsim, kaip šie įrenginiai atsinaujino, kas pasikeitė, papasakosiu apie naują prenumeratų sistemą ir svarbiausia, kurį įrenginį pasirinkti tau. Jeigu ši apžvalga tave sudomino ir nori pats išbandyti WUP 5.0, aprašyme yra nuoroda, kurią pasinaudoję gausite pirmą mėnesį nemokamai. Pradėkime nuo fizinių skirtumų. WUP 5.0 yra net 7% mažesnis negu 4.0 ir tai jaučiasi. Jis planesnis, lengvesnis, patogesnis ant riešo ir tai ypač svarbu miego metu. 5.0 versijoje taip pat atnaujintas dizainas. Ant apyrankės nebeliko WUP užrašo, dabar yra tik tai 2V raidė. WUP MG vizualiai beveik toks pat kaip ir WUP 5.0. Skirtumas pasimamas tik tai vienoje vietoje ant išorinio tvirtinimo, kur yra du įlenkimai skirti EKG tyrimai. Nors iš išorės įrenginiai ir atrodo panašus, viduje yra reikšmingų pokyčių. WUP 5.0 yra sumontuoti nauji tikslesni sensoriai, kurie tiksliau matuoja tavo pulsą, kvėpavimą, širdies ritmo kintamumą ir kitus parametrus. Atsinaujino ir baterijos veikimo laikas. Nuo 5 dienų WUP 4.0 apyrankėje iki daugiau negu 14 dienų su WUP 5.0 versija. Naujas WUP 5.0 pakrovėjas savyje taip pat laiko daugiau energijos ir neišsikrauna laikui bėgant. WUP teigimu, su pilnai pakrauta apyrankė ir išorinė baterija įrenginį galima naudoti iki mėnesio laiko. Šį faktą dar turėsiu patikrinti, tačiau tai skamba labai įspūdingai. Health Span – tai visiškai nauja funkcija, suteikianti jums galimybę matyti, kaip jūsų kasdienį gyvenimo įpročiai įtakoja jūsų senėjimo greitį ir kur reikėtų padirbėti, kad jį pristabdyti. Aš savo programėlėje matau, kad mano amžius WUP duomenimis yra 4 metais jaunesnis negu yra iš tiesų ir mano paskutinės savaitės įpročiai mano senėjimą sulėtino 0,7%. Taip pat programėlėje yra patarimų, kur man reikėtų padirbėti, kad mano rodikliai būtų dar geresni. Kaip pavyzdžiui, mano atveju reikėtų šiek tiek padirbėti ties savo miegu, geriau ir ilgiau išsimiegoti. Dar viena naujiena – moterų hormonų įžvalgos, kurios padeda moteriams geriau suprasti, kaip hormonų pokyčiai veikia jų krūvį, atsistatymą ir miegą. WUP MG tai yra naujasis flagmanas. Nors jo ir neturiu savo rankose, bet privalu jį paminėti, nes MG reiškia Medical Grade. Tai yra pirmas dėvimas įrenginys, kuris turi galimybę atlikti medicininio lygio elektrokardiogramos tyrimą. Taip pat siunčia pranešimus jums apie nereguliarų širdies ritmą bei kraujospūdžio įžvalgas. Nepaisant, kad visi šie tyrimai Amerikoje yra prilyginami medicininio lygio tyrimams, WUP MG nėra medicininis įrenginys. Ir tyrimus reikėtų atlikti medicinos įstaigose, o ne pilnai remtis WUP duomenimis, kurie yra tik tai rekomendacinio pobūdžio. WUP MG yra skirtas tiems, kurie nori ne tik sportuoti, bet ir rimčiau stebėti savo sveikatą, jeigu jaučia, jog yra kažkokių sutrikimų. Pakalbėkime apie naujas prenumeratas. Su WUP One planu gaunate 5.0 įrenginį ir pagrindinės jo funkcijas – miego sekimą, stresą, nuovargį, VO2 max, moterų hormonų įžvalgas. Su WUP Peak planu gaunate tą patį kaip ir su One, bet papildomai sveikatos trukmės stebėjimą ir įžvalgas apie streso lygį realių laikų bei tikslesnę atsigavimo analizę. WUP Life planas suteikia viską kaip ir kiti planai. Tik tai su šiuo planu gausite jau nebe 5.0 įrenginį, o WUP MG, kuris suteikia galimybę atlikti EKG tyrimą, stebėti kraujo spaudimą ir gauti perspėjimus apie nereguliarų širdies ritmą. Jeigu tau svarbiausia pagrindiniai tavo duomenys, kaip sportas, miegas ir atsistatymas, mano siūlymas yra rinktis One planą, kuris tau suteiks WUP 5.0 įrenginį, visą pagrindinę informaciją apie tavo sportą, miegą ir atsistatymą už mažesnę kainą. Plano trūkumas yra tai, jog įrenginys atkeliauja su laidiniu pakrovėju, o tai reiškia, jog norint bateriją įkrauti kas 14 dienų, teks jį nusiimti. Jeigu nori daugiau tikslumo ir išsamesnės informacijos apie tai, kaip kasdieniai tavo veiksmai įtakoja tavo senėjimą ir savijautą, bei belaidžio įkrovėjo, Peak planas su 5.0 yra kaip tik tau. Būtent šį planą pasirinkau ir aš. Na, jei nerimauji dėl savo sveikatos, širdies darbo ir nori akiliau ją stebėti, Life planas su WUP MG turėtų būti tavo pasirinkimas.
Tik turiu paminėti, jog WhoopMG suteikia rekomendacinio pobūdžio informaciją. Tai nėra medicininis įrenginys. Ką daryti, jeigu tu jau turi Whoop 4.0 ir nori atsinaujinti? Pažiūrėk programėlės viduje. Joje rasi visą informaciją apie tai, kaip gali atsinaujinti savo įrenginį. O tuo pačiu 4.0 versiją galėsi padovanoti draugui, kuris net 2 mėnesius galės išmėginti šį įrenginį nemokamai. Aš savo Whoop 4.0 naudoju jau virš metų ir po savaitės su Whoop 5.0 ir Peak planu matau skirtumus. Daug ilgesnis baterijos veikimo laikas, tiksliau fiksuojamas miegas, streso analizė realiu laiku, atsistatymo apskaičiavimai atrodo daug tikslesni. Na ir žinoma, įžvalgos apie tai, kas veikia mano senėjimą ir kur turėčiau tobulėti, kad jį pristabdyčiau. Jeigu ši apžvalga tave sudomino ir nori pats išbandyti Whoop 5.0, aprašyme yra nuoroda, kurią pasinaudoję gausite pirmą mėnesį nemokamai. Išbandykite ir patys nuspręsite, ar Whoop įrenginiai tau patinka. Jeigu nepatiks, per mėnesį galėsite jį grąžinti nemokamai. Taip pat nepamiršk paspausti like ir prenumeruoti mano kanalą, o komentaruose parašyk, kurį modelį pasirinktum tu.